ką, labas, mėlyjei mano. Atleiskite už mano balsą, kalbu per nosį, bet viskas čia tokiu greičiu prasprogo ir išsiskleidė, tulpės žydi, narcizai žydi, alyvos žydi, viskas žydi. Kvapų milijonas, viskas kvepia, viskas žydi, gražus spalvota. Nu, bet jau alergijos stiprumas, tai nemoku jums pasakyti. Kankinuosi, kaip garsiai, kankinuosi kokias 3 dienas dabar labai stipriai. Ir nosis pilna, nesvarbu, kad aš ją pučiu kas 5 minutės. Žodžiu, pavargau, be nieko. Vartoju vaistukus, šiek tiek malšina, bet vis tiek kažkaip šiais metais labai stipriai, nes tikrai šilti orai ir lietaus šiek tiek buvo, ir tada karščio, ir viskas tiesiog žydi, žalia. Ir tiesiog visas gėris ore šiuo metu. Tai tikiuosi, kad kaip greitai išsiskleidė viskas, tai taip greitai nusistovės ir įprasiu ir viskas bus gerai. Ir kadangi oras toks nerealus, pažiūrėkit, tai neišeiti pasivaikščioti ar kažko nuveikti gryname ore būtų nuodėmė. Tai nesvarbu, kaip čia besijausčiau, išėjau gryno oro, sakykime, gryno oro pakvepuoti. Tai kaip matėt, buvau nulėkusi iki Kurdvato, pasiėmiau blakstienų tušą, tą savo mėgstamiausią, kaip tik buvo akcija 1 pirk 1 nemokamai, tai kaip tik tą savaitę, kada turėčiau pirkti, tai pasiėmiau ir pasiėmiau kūno losjono Nivea drėkinančio. Nes vis tiek pavasaris, jonukas, kojytės, viską reikia drėkinti. Tai pagalvojau, kad reikia nusipirkti ir taipogi akcija Niveos produktams šiandieną buvo 1 pirk 1 nemokamai. Tai būtent ir prisigrėbiau 2 kūno losjonus. Tada buvau nulėkus iki kepyklėlės. Paėmiau 2 tokius labai skaniai atrodančius obuolių pyrago gabaliukus. Tai bus rytoj, kadangi šiandien yra šeštadienis, rytoj sekmadienis, Velykų sekmadienis. Tai rytoj margutės velykutės. Tai bus toks labai skanus, geros kokybės desertas. Taip pat išsirinkau pagaliau kvepalus, tai nusprendžiau nueiti ir į Douglas ir išnaudoti savo dovanų čekį. Tai pasigrėbiau kvepaliukų, grįžusi namo parodysiu, ką išsirinkau šiam kartui. Tai va, tai šiek tiek apsiprekinau, pamaklinėjau, meilė grįžęs yra iš ponaktinės pamainos, tai nelabai galiu aš ten namuose knisti šiandien. Galiu, jisai visada sako, kad nieko tokio, bet žinot, kažkaip yra pagarba žmogui, kai esi pavargęs, nori pailsėti, netriukšmausi va taip savavališkai. Tai tiesiog nusprendžiau pusdienį praleisti kažkur mieste, pablūdyti, pamaklinėti, nusipirkti ko reikia. Ir dabar uždūsusi, nes tikrai labai sunku kvėpuoti. Reikės dar šiek tiek pasivaikščiosiu, gal nueisiu kur nors išgerti kavos ar kokio vyno taurę. Ir eisiu į parduotuvę, nes šiandien vakare reikia dažyti kiaušinius. Norėčiau dažyti dabar, bet tikrai nenoriu triukšmauti. Tai tiesiog skiriu laiką savo. Ir šiek tiek vėliau, už kokios valandos, eisiu į parduotuvę, nusipirksiu kiaušinių. Kiaušinių dažų jau turiu iš seniau, pirkau Lenkų parduotuviai ir pasimokiau iš klaidų praeitų metų ir rinkausi svogūno lukštus iš anksčiau. Tai visko kaip ir turiu, tik tai reikia kiaušinių ir kažko, ką gaminsiu rytojaus pietums arba vakarieniai. Pas mus nežinau, kaip gausi su tom, tikrai nesigaus velykiniai pusryčiai, galbūt vėlyvi pietus arba vakarienė, nes meilės paskutinė naktinė pamaina, tai jis grįš anksti ryte ir eis maudytis ir miegoti. Tai irgi mano rytas bus toks tylus, ramus. Yra šiek tiek reikaliukų, nes parkeliauja siuntelė iš Lietuvos nuo tėvų. Tai reikės pasimti, tik nežinau kada, sakė, labai anksti ryte. Tai rytoj būsiu ankstyvas vyturiukas ir aš.
Pasiėmiau tokį mažą užkanduką ir Rosé taurę. Ir va tokį vaizdą turiu, sėdžiu prieplaukoj, žiauri fainiai. Čia nežinau, dėl ko mašinos važiuoja. Šuniukas. Kažkur mažas irgi loja. Ai va ten. O tik čiurna. Dar fainas dalykas, prieš kelias dienas pasidariau nagučius. Labai velykiškai, vieni sako, kad labai velykiškai ir atrodo kaip kiaušinukai, kaip margučiai, o kiti sako, kad labai pavasariški. Tai jums spręsti. Įkeliu nuotraukas, nes nuotraukose atrodo gražų švieži. Dabar jau šiek tiek yra ataugę. Tai įkeliu taip, kaip atrodė pačią pirmą dieną, kai pasidariau. Tai va, viena ranka yra balti su gėlytėm, o kita ranka yra geltoni su gėlytėm. Kažkaip viskas atrodo dabar susijęs su gėlėmis, už tai, kad pavasaris, vasara nosies. Matėt ir iš Krudvato visi auskariukai, atrodo viskas gėlyčių tema. Tai man iš tikrųjų labai patinka, aš mėgstu gėlės, mėgstu viskas, kas su jomis susiję, nes aišku spalvos, formos, labai skanūs, geri kvapai. Ir tiesiog jauti, kad yra pavasaris ir mums visiems turbūt to labai reikia, nes žiema visuomet prailgsta. Ir mačiau, kad Lietuvoje irgi jau pavasaris pilnumoje iki 25 ar 6 šilumos. Tai žiauriai faina, mėgaukitės į sveikatą, nes tikrai tas pavasaris ir vasara netrunka ilgai. Tai turime džiaugtis kiekvienu saulės spindulėliu ir kiekvieną pražydusią gėlę. O visiems mano alergijų, pavasarinių alergijų draugams ir draugiams siunčiu sveikatos ir kantrybės. Atlaikysim, kažkaip atlaikysim. Kiekvienais metais atlaikom, atlaikysim ir šiais. Nu ką, smagiai pasisėdėjau. Dabar lėkiu iki parduotuvės. Grįžau, greitai prisėdu, parodau, ką šiandieną nusipirkau ir keliauju dažyti kiaušinių. Šiais metais nedažysiu kiaušinių jokiom naujom technikom ar jokių bandymų nedarysiu. Tiesiog paprastai, kaip dažniausiai dažau, su kiaušinio lukštais, ryžiais arba grikiais ir paprastais dažais. Dažysiu tik tai keletą kiaušinių, nes mums dviem jų daug nereikia. Gerai, tai pasiėmiau kaip visuomet 2 mėgstamiausius savo blakstienų tušus. Tokius pat, nes vieną perki, vienas nemokamai, juodos spalvos. Taip pat iš Krudvato dar pasiėmiau 2 Nivėjos kūno losijonus, nes taip pat buvo vieną perki, vienas nemokamai. Tai gera akcija, geras dylas. Ir tuomet iš Douglas su savo dovanų čekiu pasiėmiau Hugo Boss Alive kvepalus. Esu juos turėjus 2 kartus ir man jų kvapas labai patinka. Jau šiek tiek aš jų pasiilgau, tai nusprendžiau šį kartą pasimti šiuos. Bet kai pirkau, jau man nuskanavo, prie kasos pamačiau visiškai naujus kvepalus. Chanelio. Aš Chanelio kvepalų nemėgstu, niekada nemėgau, visiškai ne mano kvapai. Bet tiesiog nusprendžiau pauostyti, nes naujas kvapas. Ir man jie taip patiko ir galvoju, gal jau neprašysiu, kad numinusuotų šiuos. Galvoju, šį kartą pasimsiu šiuos, sekantį kartą pasimsiu Chanelio. Jie atrodo va štai taip. Va toks va buteliukas violetinis. Tai tie, kas mėgstat saldžius kvapus, tai čia turbūt pirmas Chanelio saldus kvapas, kadangi jame yra aviečių kvapo. Tai jie tokie saldus ir taip skaniai kvepia. Tai 100% sekančius kvepalus, kaip pirksiu, tai bus būtent šie Chanelio kvepalai. Nes turbūt dabar bus mano mėgstamiausias kvapas.
Tikrai, įsidėmėkit, kas mėgstat saldžius. Pakvepinkit parduotuviai, galbūt patiks ir jums. Labai geras. O dabar naudosime Hugo Boss Alive. Buteliukas toks. Tikrai labai skaniai kvepiantis kvepalai. Tarp kitko pastebėjau ir manau, jog čia kvepalai... labai skaniai kvepia. Manau, kad čia Olandijoje kvepalai kainuoja brangiau negu Lietuvoje. Taip pat gavau mėginuką šių kvepalų. Nelabai mano kvapas, aš kažkodėl žodžiu krapus. Krapus norėčiau užuosti virtuvėje, bet ne ant savęs. Dar kaip tik pasikvepinau ranką ir vis tiek aš užuodžiu kažkodėl krapus. Tai ne, kaip kvepalų kvapas man irgi jis netinka. Tuomet gavau dovanų 75 ml Hugo Boss Alive kūno losjoną. Tai kaip ir turėtų būti rinkinys, bet rinkinio nebuvo. Tai gavau dovanų, nes žiauriai gerai sutarėm su konsultante. Jau ne pirmą kartą ten einu ir mes tiesiog labai, mūsų auros labai vaibina. Ir mes visą laiką pasišnekam ne tik apie kvepalus ir kosmetiką, bet tiesiog apskritai apie orą ir visą kitą. Tai tiek pirkinukų šiandien, o dabar keliauju į virtuvę, reikia nusidažyti kiaušinius. Labas rytas. Su Margutėm Velykutėm. Sveikinuosi su visais iš Velykų sekmadienio. Ankstyvas rytas, Melė grįžo iš po naktinės pamainos, o aš laukiu siuntos iš Lietuvos. Per tą laiką noriu jums parodyti, kaip išėjo mano margučiai. Va. Kaip ir sakiau, šiais metais jokių kažkokių keistesnių technikų nebandžiau, kaip visuomet su ryžiais ir su svogūno lukštais. Va, šitas labai įdomus gavosi su šiek tiek raudonos spalvos. Va taip, va. Dar kai kur aš bėriau ir atskirai spalvos ant pačio kiaušinio, tai gal dėl to ir paėmė va būtent šitam raudoną spalvą. Šitas kas gražus. Tokie va, paprasti, bet sakyčiau labai gražūs margučiai. Nu ką, sulaukiu skambučio, kad atvažiavo, tai einu į susitikimo vietą. Atsimsime siuntelę. Šiek tiek užtruko. Sakė, bus po valandos, bet gaunasi taip, kad atvažiuoja po 2,5 valandos. Bet manau, logiška ir normalu. Velykų savaitgalis, turbūt didelis trafikas. Visur daug mašinų, visi pa šeimas, kas į bažnyčią, kas dar kur. Tai tiesiog, nieko čia tokio. Biški šalta laukia šiandien, bet labai gražus oras. Pažiūrėkit. Mėlynas dangus, šviečia saulė, paukščiai čiulba, tik jaučiasi vėsa, nes dar ganėtinai ankstyvas rytas. Sveiki, labas rytas, su šventom Velykom. Gavom įvairiausių lauktuvių ir skanėstų, kaip visada.
Tikrai tėvai nepagaili visko pridėti. Ir juodos duonytės gavom. Kumpių, šaltai, karštai rūkytos šoninės, jau viską šaldytuve. Namai kvepia, nemoku pasakyti kaip. Visokių skaniukų, vat kaip tik velykiniam stalui šiandieną. Sūrio lazdelės, šakočio. Kaipgi be grybukų. Irgi bus velykų stalui. Krienų. Ir dar gavau tokių skanėstų, tokių įdomių dalykėlių, bet manau, kad darysiu kitame vloge video būtent apie tai. Paragausim, nes jums visai patinka mano tie ragavimo video, pastebėjau. Dažniausiai būna iš TikToko visokie trendai skanus, o čia bus tokių lietuviškų gaminių. Berods viskas lietuviška. Vienas dalykas gal ir... lietuviškas. Lietuvoje gaminta. Nerodau, nespoilinsiu. Viską pamatysite, manau, kitame vloge. Taip pat gavau dar purškalą į nosį. Mama sakė, galbūt padės truputėlį nuo šienligės. Tikiuosi, nes ką tik pačiau nosį, jau kokį 60 kartą šįryt. Tai va, visokių tokių fainių dalykėlių, taip pat ir žurnalą gavau lietuvišką. Nekantrauju pasidaryti kavos ir pavartyti. Nepamenu, ką paskutinį kartą skaičiau lietuvišką žurnalą, dėl to tikrai džiaugiuosi, nes matau visokių vasariškų madų jau čia yra, vasariškų, pavasariškų. Tai labai smagu gauti siuntelę iš Lietuvos, visą taip faina, taip su meile viskas sudėta, paruošta, apgalvota. Labai ačiū savo tėvams, tikrai esame labai laimingi, labai dėkingi, siunčiame daug bučkių. Šiandien tikrai viskas bus išragauta, beveik viskas. Tie dalykai, ką ragausiu kitame video, tai šiandien ko gero jų neliesime. O visokie kumpiai ir duonos ir užkandukai, tai tikrai šiandien keliaus ant mūsų velykinio stalo. Manau, nebus velykiniai pusryčiai ar ankstyvi pietus, bus vėlyvi pietus arba vėlyva vakarienė, velykinė. Reikia prisitaikyti prie situacijos. Mūsų situacija per šias Velykas tokia ir nieko čia tokio. Dabar keliauju, jaučiu gal iki parduotuvės, nes dar pritrūkau raugintų agurkėlių, reikia svogūno laiškų, kadangi turime kumpio ir juodos duonos ir galvoju, kažko dar reikėjo, neatsimenu, reikia pasižiūrėti į šaldytuvą. Ir nulėkti visko susirinkti, ko reikia, ir tada grįžus namo tiesiog savo ramiai ruoštis. Dar vienas toks įdomus dalykas. Tik dabar pastebėjau, jog šakotis yra grikių miltų šakotis su sviestu. Kažkas naujo ir įdomaus. Nekantrauju paragauti, įdomu koks skonis. Geras.
Nu ką, mūsų pavakarieniukai velykiniai paruošti. Meilė atsikėlė, nuėjo maudytis, aš persirengsiu ir keliausime daužyti margučių. Tikiuosi jūsų Velykos, kadangi šitas video išeis po Velykų, tikiuosi jūsų Velykos praėjo labai smagiai, kad jūsų kiaušinis buvo pats stipriausias, kad skaniai prisivalgėt, smagiai pasibuvot su šeima ir draugais. Ir jūs taip pat aplankė Velykų bobutė arba Velykų kiškutis. Mūsų velykinis stalas šiais metais atrodo štai taip. Staltiesė beje yra pasiūta mano tetos. Labai puikia proga užsidėti tokią gražią staltiesę ant stalo. Tai šiandieną iškepiau kumpio orkaitėje. Taip pat krevečių tokiame kreminėme padaže kartu su bagete šviežiu. Dar visai minkštą ir šiltą nusipirkau šiandien. Žinoma, kaipgi be vaišių iš Lietuvos. Pažiūrėkit, kiek kumpelių visokių skirtingų. Ir žinoma, juoda duona. Tada padariau baltos mišrainės ir desertui iš kepyklėlės vakar paimti pyragaičiai. Gal čia galima sakyti pyragas obuolių. Labai skaniai kvepia, manau bus labai skanu. Ir žinoma, kaipgi be margučių. Vištytė saugo, va taip va. Kaip sakant, priperėjo margučių. Ir taip pat bus velykinės mimosos. Tai paimsiu atšaldytą šampaną ir apelsinų sultis. Labas rytas iš antradienio. Pas mus vakar buvo pirmadienis, visi turėjom išeiginę, tą antrą Velykų dieną. Tai labai fainiai, o aš paėmiau ir pasiėmiau dar vieną dieną laisvą. Tiesiog, kad norėjau pailsėti, pabūti namie, kažką gal faino nuveikti. Turiu reikaliukų, va dabar einu pas stomatologą, darytis higienos ir tuo pačiu susipažinti su savo stomatologė. Labai gerai, nes iškart ramiau ant širdies. Noriu turėti savo stomatologą čia, šitame mieste, kur gyvenu. Bus patogiau, galėsiu tvarkytis dantukus ramiai savo čia. Na ką, viskas. Labai trumpai iš tikrųjų užtrukau. Viską pasižiūrėjo. Dantukai sveiki. Net nereikėjo haidžino, tiesiog truputėlį pakrapštinėjo ir viskas. Padarė nuotraukas, aptarėm viską, pasakiau, ko norėčiau ateityje. Tai norėčiau įsitraukti dar 2 savo protinius dantis, nes vienoj pusėje jau aš juos išsitraukiau prieš keletą metų, o kitoje pusėje vis dar turiu, tai norėčiau juos pašalinti. Tai pasakiau šitus norus, tai tiesiog sakė viskas gerai ir pasiprašiau dar, kad galėčiau ateiti po pusmečio pasižiūrėti, tai sakiau, nors kartą ar 2 į metus norėčiau ateiti profilaktiškai pasitikrinti, pasidaryti haidžiną ir susitvarkyti, jeigu kažkas negerai. Tai viskas gerai, dabar užrašė mane spaliui. Tai žiūrėsime spalį. Tai nebijokite dantistų, jie nėra mūsų priešai, jie saugo ir gražina mūsų šypsenas, o mūsų šypsena yra mūsų vizitinė kortelė. Nėra ko bijoti dantistų, yra ko bijoti kainų. Ir tiek. Dėl to iš tikrųjų verta yra apsidrausti savo šypseną. Aš esu kažkiek apsidraudusi prie savo to normalaus draudimo sveikatos, aš esu prisidėjusi ir stomatologijos paslaugas. Iš tikrųjų geras dalykas, manau, nes kažkiek tai ten apmoka. Man atrodo, haidžinai visi nemokamai ir ten kažkiek tai plombų. Tai va.
visai įmanomas dalykas, gali susitvarkyti.